Ir norėčiau pirmiausia priminti, kad antras etapas baigėsi spalio 21 dieną, bet suskubkite ruošti savo užduotis. Na ir pristatau mūsų šios dienos lektorių Edmundą Blažėją. Su kuo nesisveikinu labą dieną kartą. Pastaruosius 15 metų, kai baigiau studijas šiame universitete, baigiau sociologiją, užsiiminėjau rinkos tyrimais su tokiam nedidelėm pertraukom. Ir šiandien mane paprašėte pasidalinti kai kuriom įžvalgom apie rinkotyrą Lietuvoje, pasaulyje. Tame kontekste, kad vyksta graži mūsų paroda, naujų idėjų generavimas, tai ir tema parinkau tokia, kad tipinės rinkotyros klaidos naujo produkto įvedime. Aišku, auditorija turbūt visų pirma reikėtų išklausyti rinkos tyrimo kursą, kad po to būtų galima kalbėti apie tipinės rinkotyros klaidas. Nu, bet čia neturėsime galimybės tai kalbėti ir aš daugiau iš tokių praktinius pavyzdžius parodysiu keletą tokių triukų, aspektų, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu patys kada nors susidursite su rinkos tyrimais. Na, tarkim, ir tie, kurie rengia savo idėjas parodai, vis tiek maždaug kažkaip bando išsiaiškinti poreikį tokio naujai kūrimo produkto, apsiklausę savo pažįstamus arba nepažįstamus, bandydami išsiaiškinti tam tikrą nuomonę. Tai vat pateiksiu keletą tokių pavyzdžių, kaip tokios apklausos jos galėtų būti profesionalesnės. Ir ypač šiandien akcentuosiu arba daugiau dėmesio skirsiu gana opiai temai, tai yra respondentų melui. Nes respondentai labai dažnai meluoja mums, kadangi meluojamas gauname neteisingus rezultatus. O kai gauname neteisingus rezultatus, tai priimam neteisingus marketingo sprendimus. Kad to dalyko nebūtų, keletas aspektų identifikuoti respondentų melą. Tai bendrai, jeigu mes užmestumėm akį daugiau tokį teorinį modelį, tai rinkos tyrimai bendradarbiauja su produktu ar paslauga visose jo etapuose. Tai yra nuo pačių pirmų etapų, kai yra dar tik tai galvojame apie produkto strategiją, generuojamos tam tikros idėjos, vėliau, kai yra įvedamas produktas, kuriama jo reklama, viešieji ryšiai, kitos marketingo priemonės. Galiausiai, kai produktas jau yra ilgiau ar trumpiau yra rinkoje, kai reikia pasižiūrėti, prognozuoti jo pardavimus arba aiškintis priežastis, kodėl tie pardavimai yra per maži, kodėl vienos ar kitos tikslinės grupės to produkto neperka, čia vėl eina įvairūs rinkotyriniai modeliai. Taigi, įvedant naują produktą, gyvuojant naujam produktui, gyvuojant trumpiau ar ilgiau, rinkos tyrimai visą laiką yra šalia. Rinkos tyrimai tai visų pirma, ką aš vadinu, tai yra tie taip vadinami išoriniai rinkos tyrimai. Tai yra, kai mes klausime vartotojų, kartais tai yra gyventojai, kartais tai yra įmonės, kartais tai yra kitos tikslinės grupės, klausime jų nuomonės arba stebime jų elgesį sąsają su mūsų įvesta į rinką paslaugą arba produktu. Tai šitos dalykus atsivertę rinkotyros vadovėlius jūs tikrai surasite, aš čia daugiau nenoriu apsistoti. Realiai tie, kurie kūrė produktą, tai jie turėjo būti kažkur dabar maždaug šitoj stadijai, tai yra pasižiūrėti, ar tai, ką mes sukūrėm iš principo, yra įdomu mūsų tiksliniai auditorijai, kuriai produktas yra skirtas. Nežinau, ar vykdėt kokias nors, aš atsimenu, prieš 2 metus dalyvau irgi komisijoje rinkdamas geriausią idėją organizuotą. Ten buvo labai nemažai atlikta įvairių fokus grupių. Tai yra, kai studentai pravedinėjo fokus grupės, bandydami generuoti įvairias idėjas. Nežinau, ar kurdami savo idėjas jūs rengite tokias fokus grupės, bet tai irgi yra vienas iš rinkotyros metodų. Toliau, jeigu tas jūsų produktas iš tikrųjų pasiteisins, perėsite į kitus etapus. Galbūt peršoksiu šitos dalykus, perėsiu iš karto prie kito aspekto. Kadangi rinkotyros su produkto ar prekės gyvavimo yra visame jo cikle, nuo idėjos generavimo iki palydėjimo į kapus, tai iš tiesų rinkos tyrimai susiduria su, labai dažnai rinkotyroje susiduria su visa aibė klaidų, bandant nustatyti būsimą prekės
prekės ženklo, produkto, paslaugos sėkmę rinkoje. Dažniausiai tai būna įvairios metodologinės klaidos, kaip yra, pavyzdžiui, parenkamas apklausai netinkamas metodas, tarkime, kokie nors jūsų atveju atlikinėdami apklausas gatvėje galite daryti labai neteisingus sprendimus, nes tikslinė grupė gali būti, pavyzdžiui, interneto vartotojai. Arba priešingai, darydami telefoninės apklausas, galime labai neteisingai prašyti produktą, arba telefonu žmonės netaip susidarys vaizdą, visai ne tai, ką jūs norėjote pasakyti, ir rezultatai gali būti vėl kitokie. Taigi yra metodologiniai dalykai, yra labai svarbus, labai dažnai pasitaikančios klaidos atrankos. Tai yra, kai apklausima viena tikslinė grupė, bet realiai rinkos potencialas arba būsimas pirkėjas yra visai kita. Tai yra išsiaiškinamos vertybės, elgesio normos, emocijos, intencijos vienos grupės ir visa tai po to yra generalizuojama visai visų. Toliau atsiranda statistinės analizės klaidos, nežinau, ar turėjot kas nors iš jūsų aukštąją matematiką iki šiol, pirmos kursės turėjot, ne? Tai tie, kurie dirba su rinkodarai, ypač kiekybiniais tyrimais, tai nemažai dirba su įvairiom statistinės analizės metodais, ieško koreliacijų, sąsajų įvairių ir statistinės analizės klaidos yra dar viena iš tokių, tarkime, sudėtingesnių rinkodaros dalių. Toliau yra anketos ir scenarijai, kaip nebūtų paradoksalu, anketos daugiau kiekybiniuose tyrimuose, kokybiniuose tyrimuose, tai yra fokusuotose grupinėse diskusijose ir grupinėse interviu, dažniau yra rengiamos ne anketos, o taip vadinami pokalbio arba diskusijos scenarijai. Tai pateiksiu keletą pavyzdžių, kaip visiškai netinkamai uždavus vieną ar kitą klausimą galima gauti stulbinančiai priešingus rezultatus. Galiausiai amžinas klausimas yra apie interviuotojus. Tai yra, nors man pačiam teko dirbti prieš keletą metų didžiausioje pasaulyje kompanijoje TNS ir ten mes turėjom 300 interviuotojų visą mokymų programą ir, kiek jos nevaikytum, kiek jų nemokytum, jas tiek priliopino visokiausių dalykų. Tai yra dažnai rinkodaroje atsiranda klaidos dėl tokio žmogiškojo faktoriaus. Atsiranda ir daug įvairių kitokių problemų, bet šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl respondentai meluoja. Iš principo, rinkos tyrimų teorijoje visas melas, visas respondentų melas gali būti išskirstytas į dvi dalis. Tai toks sąlyginai galima vadinti tyčiniu ir netyčiniu melu. Tyčinis melas tai yra maždaug taip, kai tu klausi žmogaus, kaip dažnai jūs mušat savo vaikus, ir tada jis ten mėginsa pagalvos, ne, aš tau šito dalyko tikrai nesakysiu, neprisipažinsiu, ir tada sako visiškai teisingai atsakymą. Arba ką mes irgi dažnai kažką balsuosim. Nepasitikiu interviuotojų, nepasitikiu žmogų, kuris mane klausinėja, nenoriu sakyti teisybės ir sąmoningai meluoju. Ir yra visa kita, kas yra neįsisąmoningas melas, tai yra ženkliai dažniau pasitaikantis dalykas, kai respondentas jis pats visų pirma savo meluoja, arba yra įtikėjęs, arba tiesiog atmestinai žiūri į visą klausos procesą ir baltų melų visą tą dalyką galima vadinti. Tai abi šitos melo grupės, tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad labai dažnai rinkos tyrimus, rinkotyristus kaltina tuo, kad respondentai tyčia meluoja. Tai praktikoje tyčinio melo yra labai nedaug. Nes respondentam nėra tikslo meluoti. Tu gali nedalyvauti apklausoje. Kam sutikti dalyvauti apklausoje ir po to sąmoningai meluoti. Tai tokiu atveju pasitaiko pavieniai. Tikrai nėra dažnas atvejis. Daug dažnai mes susitinkam su to neįsisąmoninto melo atvejais. Ir iš principo tiek psichologai, tiek sociologai tą visą melą dažnai skirsto į tokias 3 grupės. Tai yra melas susijęs su psichologiniais veiksniais, su tokiais tarpkultūriniais ir galiausiai grynai rinkodaros mokslo arba rinkos tyrimo proceso organizavimo veiksniais. Tai pirmas dalykas, vykdami tokias apklausas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kad iš principo žmonės yra linkę save rodyti gražesniais, geresniais, protingesniais ir tai nėra išimtis kokia nors šalis ar amžiaus grupė. Iš principo mes visada, jeigu tik paklausime žmogaus, tai mums pasakys, kad mes esame perskaitę praktiškai visas ten svarbiausias knygas, taip, mes matome visus ir žiūrim klasikinius filmus ir jie mums labai patinka, mes labai domime šitais dalykais. Nekalbant apie jautrius dalykus kaip smurtas, kokie nors žalingi įpročiai, tokie dalykai,
daug dažniau respondentai yra linkę meluoti. Gali padaryti nedidelį testą, kada, čia sociologų nėra, bet man teko susidurti su tokiu dalyku, kai draugų paklausia apie koks jūsų svoris, pasako svorį, tada padeda svarstyklės, tiesiog pabandyk užlipti. Tai labai aiškiai matosi, kiek yra nukrypstama nuo tiesos. Tai pirmas dalykas yra psichologiniai veiksniai, dėl ko respondentai meluoja. Dėl to įvedinėdami produktą į rinką ir užduodami tam tikrus klausimus, jūs turėtumėte žinoti, kad realiai, jeigu tai yra viena iš tokių temų, pavyzdžiui, respondentas jausis geriau atsakydamas taip, tai jis gali tiesiog ženkliai vertinti šitos dalykus. Kitas dalykas yra, kad labai dažnai rinkodaroje apklausose mes susidurėm su kita problema. Tai, kad žmonės nori atrodyti geriau, viena bėda. Bet dar didesnė problema yra tame, kad lygiai taip pat jie kalba ir apie savo intenciją. Prieš gerą dešimtmetį kartu su Omnitel kompanija porą metų mes sekėme, kaip auga Lietuvoje mobilaus ryšio rinka. Ji tik buvo pradėjusi atsirasti Lietuvoje ir mes per kelis metus uždavėm apklausimą arti 200 000 respondentų su vienu klausimu. Klausimas skambėjo taip, ar per pirmiausius 3 mėnesius jūs ketinate įsigyti naują mobilų telefoną. Čia nėra klaidos klausime. Tuo metu įsigyti mobilų telefoną tai buvo tapatu reikšmiai tapti mobiliu vartotoju. Ten nebuvo klausimo apie kažkokius perėjimus iš vieno į kitą. Taigi, mes užduodam klausimus, ar pirmiausius 3 mėnesius ketinate įsigyti naują mobilų telefoną ir tai yra, pavyzdžiui, tipinis atsakymas. Tada, praėjus šitiems 3 mėnesius mes patikrinom, o kiek iš tiesų pasikeitė pati rinka. Kaip manote, kiek realiai pasikeisdavo rinka? Ne, net ir šiaip. Realiai rinka paaugdavo tik ta dalimi, kuris sakydavo, kad tikrai taip, aš įsigysiu, aš pirksiu, aš darysiu. Visa kita dalis, tie, kurie sakydavo mūsų interviuotams, kad, galbūt, greičiausia taip svarstysiu, gal realiai iš ten praktiškai niekas nebeįsigydavo. Tai yra, jeigu mes tikėtume absoliučiai tuo, ką sako respondentai, tai aišku, prognozijos būtų buvusios labai, labai neteisingos. Tai šitą reikia turėti omeny, kad prognozuodami ateitį, respondentai mėgsta pasirodyti arba planuoti būti labiau tokiais didesniais optimistais. Dar vienas įdomus reiškinys santykė tarp respondento ir interviuotojo, tai ką mes turėjom su apklausom, angliškai toks yra cooperation with researcher, lietuviškai galima pasakyti bendradarbiavimas su tyrėjais. Tipinis pavyzdys, mes galim paklausti, per pastarus 12 mėnesių jūs pirkote naujus baldus, pavyzdžiui, 15% respondentų atsakys, kad taip pirkome. Tai reikėtų žinoti, kad šita reikšmė visada bus maždaug 25, o kartais net 30% uždidinta. Esmė yra tame, kad perkant bet kokius prabangos prekes, žmonės yra linkę prisiminti tuos dalykus labiau. Pavyzdžiui, dabar mes vykdome apklausą spalio mėnesį apie užduotumėm klausimą, pavyzdžiui, per paskutinius 12 mėnesius buvote išvykę atostogų į ten kokį nors Egiptą, Graikiją arba kitus šiltus kraštus, tai tie respondentai, didelė dalis tų respondentų, kurie buvo ne šią vasarą, bet praeitą vasarą, irgi būtų linkę pasakyti taip, buvau. Arba lygiai tas pats, jeigu aš nusipirkau automobilį prieš 7-8 mėnesius, bet apklausoje aš klausiu, ar per paskutinius 6 mėnesius jūs pirkot naują automobilį, aš norėsiu pasigirti. Taip, tas mėnuo šiandien. Tai kai paėmė visą tą statistinę analizę, tas mėnuo 2 arba 3 ir sukelia tuos papildomai 25 arba 30%, kai rinka yra išauginama. Pervertinama. Aiški mintis? Tai tuos dalykus reikėtų įvertinti. Jeigu tai yra jautrios temos, jeigu tai yra kažkokie tai reti prabangos pirkiniai, žmonės laiką bus linkę juos labiau prisiminti ir minėti dažniau. Dar vienas dalykas. Čia galbūt ne tiek aktualu jums, šitą pavyzdį aš dažniau pateikiu įmonių vadovams ir marketingo specialistams. Prieš keletą metų su IT specialistais sumaketavom tokį
panašų tokį žurnalą, nufotografavom jį, pavadinom jį Gyvenimo džiaugsmas ir parodėm korteles Lietuvos gyventojams, paklausėm, galbūt jūs skaitėte šitą žurnalą. Realiai neegzistuojantis mūsų sugalvotas žurnalas. Ir tai buvo tipinis pavyzdys, apie 10% Lietuvos gyventojų nurodė tai, kad šitą žurnalą tikrai jį skaičiau. Visada. Tai skirtingi tyrimai, nuo 7 iki 15% tikrai yra grėsmė. Šitas daiktas yra svarbus marketingistams dėl to, žinot, ko užsiima žiniasklaida. Jie gyvena iš reklamos. Jie ateina ir sako, pasižiūrėti. Va, tai yra tyrimo rezultatai, pavyzdžiui, kad mus skaito 10% suaugusių Lietuvos žmonių. Jeigu tokių ten yra 2,3 milijonų, tai vadinasi 230 tūkstančių žmonių skaitė mūsų leidinį. Tada jie apskaičiuoja, kokia ten būtų to reklaminio ploto kaina ir ją pardavinėja. Tai remiantis tokiais neteisingais tyrimo duomenimis, jie gali tada labai sėkmingai vilioti, tiesą pasakius, pinigus iš reklamdavių. Kitas dalykas, reklamos pastebėjimas, mes irgi sukūrėm dar vieną reklamą. Ten buvo nupaišytas įvairios piliulės. Ir paklausim, ar jūs matėte šių vaistų reklamą. Irgi maždaug apie 10% sakė taip, mačiau, tikrai. Kai paklausime, kur matėte, apie 80% jų teigia, kad matė šią reklamą per televiziją. Tai, ką aš noriu pasakyti, apskritai, daugiau mažiau tai yra ne vien Lietuvos, bet ir bent jau Europinės tikrai, Amerikos tikrai, Azijos šalių dar didesnis tas skaičius, kuriuose tyrimuose esu matęs. Bet tie 2-3% respondentų visada viską mato, viską skaito, viską valgo, visur dalyvauja ir taip toliau. Jie yra linkę labai smarkiai bendradarbiauti su tyrėjais, atsakydami į klausimą, buvo taip, matėte taip, taip. Taip pat įvedant naują produktą, bandant įvertinti rinkos dydį, reikia atsižvelgti į tai, kad visada egzistuoja tam tikra paklaida susijusi su tuo, kad respondentai meluoja, nes nori atrodyti gražesni. Tiesą pasakius, čia viena didžiausių, skaitant penktą pagal dydį pasaulio agentūros nariai, 5 metais atliko labai įdomų tyrimą. Klausinėjo respondentus ir šiaip paklausė jų, ar paskutinių apklausų metu jūs melavot sociologams, ar ne. Tai skaičiai, aišku, yra įspūdingi, tyrimas buvo atliktas keliose šalyse, tai teisybę sakiusių procentas jis atsviruoja nuo 50 iki 80% ir priklausomai nuo temos, priklausomai nuo šalies, tas skaičius yra skirtingas. Čia yra svarbu atkreipti dėmesį tai, kad labai dažnai įvedant naują produktą į rinką, kompanijos mėgsta pasimti kitose šalyse atliktus tyrimus ir juos grynai perkelti į savo šalį. Maždaug, kam daryti tyrimus Lietuvoje, jeigu analogiškus mes turime Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir panašiai. Tai mes esame labai skirtingi Baltijos šalyse. Latvijai, Estai, Lietuviai mes valgom, sportuojam, mūsų vertybės visai kitokios, viską mes darome iš principo kitaip, jau nekalbant apie kitas šalis, kokios nors Baltarusijos, Rusijos, Kazachstanas ar Vakarų Europos. Tai visada turime tam tikrų aspektų, kuriais smarkiai išsiskiria. Dėl to yra labai pavojinga paėmus vieną temą, paėmus vienos šalies pavyzdį, paimti ir jį perkelti savo šalį. To paties tyrimo metu, čia yra dar keletas skaičių, kad maždaug įsivaizduotumėt, tai kai tyrimai vyksta apie cigaretės, tai maždaug tik 6 iš 10 pasako teisybę, 37% kalbėdami apie alkoholį ir 14% amerikiečių sakė teisybę, kalbėdami apie narkotikus ir vaistų vartojimą. Tai yra, kuo jautresnė tema, tuo didesnis tas mastas galimo melo. Viena dar įdomi studija, tai pradžiai aš minėjau tuos tokius psichologinius veiksnius, kad mes norime atrodyti gražesni, linkę bendradarbiauti su tyrėjais, dažniau sakyti taip negu ne. Psichologai šiaip dažniau pasako, kad dėrybos ir visur kitų žmonės yra, jeigu jie nori, jie yra labiau linkę, jie geriau jaučiasi, kai sako taip ir linksi, negu sako ne ir sukuria tam tikrą priešą.
Tai pirmas aspektas reikia turėti omeny tuos psichologinius veiksnius susijusius su galimų melo apklausose. Kitas dalykas, tai egzistuoja tie įvairūs tarpkultūriniai skirtumai. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje nebuvo tokių studijų atlikta, bet manau, kad mes daug jautriau, nenuoširdžiau atsakinėtumėme klausimus susijusius su kokiu nors smurtu, lytiniu švietimu ir panašius dalykus. Negu, tarkime, vakarų Europos šalyse, kur tos temos yra gvildenamos ir diskutuojamos ženkliai jau daug metų daugiau. Trečias aspektas, dar vienas toks, tas tarpkultūrinis aspektas, kurį čia norėjau parodyti, yra susijęs su skalimis. Prieš porą metų, 6 metais, prieš 6 metus, man pačiam teko dalyvauti šiame tyrime, 60 pasaulio šalių buvo atlikinėjama studija, kurioje buvo bandoma pasižiūrėti, ar darbuotojai yra lojalūs savo darbovietei, kiek jie yra patenkinti darbą. Klausimai skambėjo maždaug taip, kiek esate patenkinti savo dabartinę darbovietę, tai yra įmonė, kurioje jūs dirbate, ir kiek jūs patenkintas darbu, kurį jūs atliekate. Nes, čia iš principo personalo vadyba, čia turbūt niekas studijuojančiai, ne? Bet gal kada teks susidurti, tai atskiria šitos du dalykus. Nes žmogus gali norėti dirbti Omnitel įmonėje, ir tiesą sakant, man visiškai nesvarbu, ką daryti, tiesiog labai myliu tą įmonę, ir tai yra mano svajonė įmonė, kurioje aš noriu dirbti. Ir gali būti kita priežastis pasitenkinimo darbu, pavyzdžiui, kaip yra gydytojai arba advokatai, tiesą sakant, jums yra visiškai vienodai, kurie ten poliklinikoje dirbti. Tai yra tiesiog, tu esi labai smarkiai prisirišęs prie darbo, kurį tu atlieki. Arba, pavyzdžiui, tie patys mokytojai, dėstyti, jiems jokios kitų universitete dėstyti, čia principai. Saugus turėtų prieš auditoriją, kad studentai klausyti, ne? Jie yra prisirišę, atsidavę savo darbui, bet ne darbovietei. Nesakau, tai yra du klausimai buvo užduoti ir, kaip paaiškėjo, kad mažiausiai lojalūs savo darbui, mažiausiai patenkinti savo darbui yra Japonijos darbuotojai. Kas iš tikrųjų buvo didelė nuostata. Iš 60 pasaulio šalių gavus tokius rezultatus. Normali praktika yra tame, kad tada tyrėjai tos šalies pateikia kažkokius komentarus, bando paaiškinti, kodėl taip gavus. Nes kažkokius mes turim tam tikrus stereotipus, kad bent jau Japonijoje tai yra iš tikrųjų prisirišimas prie darbo, atsidavimas darbui yra labai aukštas. Tyrimas parodė, kad tai yra žemiausias iš 60 pasaulio šalių. Ir čia mes susidūrėme su disproporcinių skalių fenomenu. Ar teko nors girdėti? Teko apie disproporcinės skalis girdėti, ne? Apklausose labai dažnai taikomos yra proporcinės skalis, kai penketas lygų priešingas polius yra vienetas, 2, 3, 2, 4 ir trejetas per vidurį. Kai yra tokia proporciškai išdėlioti. Jeigu 2 teigiamai atsakymai, 2 neigiamai ir 1 neutralus. Tai tokios skalės yra proporcinės skalės ir jos dažniausiai naudojamos. Bet tais atvejais, kai tikėtina, kad visi atsakymo variantai sukris vien tik tai ten 9-ukus, 10-ukus arba 5 balų skalė, vien tik tai 5-ukai, 4-ukai, tai mes nematysime jokio atsakymo pasiskirstymų. Tai tas 5-ukas, 4-ukas yra praplečiamas ir būna 3, 4, 5. Tai yra paėmėm 3 teigiami variantai atsakymų ir tik tai 1 arba 2 neutralūs ir neigiami. Šiuo atveju irgi buvo lygiai padaryta taip pat. Buvo paimti 3 teigiami atsakymų variantai, lietuviškai buvo verčiama, kiek jūs esate patenkintas darbu ir darbovietė, tai buvo verčiama kaip ypatingai patenkintas, labai patenkintas, patenkintas ir po to nepatenkintas ir visiškai nepatenkintas. Realiai 3 teigiami atsakymų variantai, 2 neigiami. Dėl to, kad vadinasi disproporcinė skala. Taip yra daroma todėl, kad, jeigu tu esi nepatenkintas darbo arba darbovietė, tai tu iš principo eini į kitą. Tai visam pasaulio žmonės yra daugiau mažiau arba patenkinti, arba labai patenkinti darbu, kurį jie dirba, nes turi galimybę ją keisti. Tai, kas paaiškėjo tyrimo metu, tai, ką paaiškino Japonijos mūsų kolegos tyrėjai, rinkotyristai, kad Japonijoje yra labai įprasta į visus atsakymus atsakinėti per vidurį ir vengti kraštutinumų. Tai yra kultūriškai nepriimtina, nemandagu atsakinėti taip labai patenkintas arba taip labai nepatenkintas. Tam tikras toks rytietiškas etiketas. Ir kas gavosi? Kad japonų atsakymai labai smarkiai varijavo šitos variantus. Tai yra 2, 3, 4 ženkliai dažniau pasitaikė.
kaip Europos šalyse, Amerikoje, Latino Amerikos šalyse variantos šito tendencijos nebuvo ir jie ženkliai dažniau atsakinėjo į šitus variantus. Tai iš principo, jeigu mes aklai taip užsimerkiam, tai galėtume daryti labai neteisingas išvadas, kad, tarkim, šiuo atveju tie japonai yra labai nepatenkinti savo darbą, nors tikroji priežastis yra tame, kad iš principo į skales yra linkę atsakinėti kitaip. Ir tam, kad duomenys būtų palyginami, reikėtų truputėlį gilesnių metodologinių studijų. Tai čia norėjau tiesiog užakcentuoti tai, kad darant tarptautinės studijas, tarp skirtingų kultūrų, visuomenių, aklai lyginti skaičius yra pakankamai pavojingas dalykas. Tokių skaičių yra labai daug, jeigu teko kada nors girdėti apie tokį Eurobarometrą, yra ir puslapis Eurobarometrų, jeigu kada kokius darbus nors rašyti reikės ir studijuoti ir lyginti visuomenės, tai ten yra milžiniškos duomenų bazės, tai yra nagrinėjamos pačios įvairiausios temos, nagrinėjamos visos Europos Sąjungos šalis, su tuo pačiu klausimynu, tai yra ten pakankamai didelės imtis, po 1000 respondentų kiekvienoje šalyje apklausoma ir pateikiamos palyginamos analizės. Tai kai kada irgi reikėtų pro padidinamą stiklą pasižiūrėti į tokių skaičių palyginimą. Dar vienas dalykas apie apklausų organizavimą ir galimas klaidas, tai jau mano minėto interviuotojo arba apklausėjo įtaka. Kai aš studijavau čia, tai dar tada vyko tokia pakankamai rinkodara ir sociologija buvo tik pačios užuomazgos yra Lietuvoje. Daug vyko diskusijų, ar interviuotojas gali būti profesionalus žmogus. Profesionalas interviuotojas, profesija interviuotojas. Čia yra dvi medalių pusės. Iš vienos pusės manoma, kad negalima būti profesionaliu interviuotoju, nes kai tu dirbi 2-3 metus, tai tu tiesiog po to atėjęs į butą, gali uždavęs porą klausimų apie ką nors, iš karto pasakyti maždaug kokios bus pajamos, čia biškai politinės pažiūros ir taip toliau. Tu gali numatyti, ką atsakinės respondentas ir tokiu būdu daryti jam įtaką. Žinoma, kaip racijos tame yra, aš iki šiol darau interviu, tiesa dažniausiai būna giluminiai interviu, kai tenka daryti pokalbius po valandą, 2 ar 3 valandas su skirtingais žmonėmis. Iš tiesų, jaučiu, kad kartais ten neužduoti klausimo, bet numatai, kad atsakymas bus toks. Nes 9 iš 10 atveju tu esi teisus, bet kartą iš 10 gali ir suklysti. Iš kitos pusės apklausėjas, apklausos darosi sudėtingesnės, klausimo formuluotės darosi irgi sudėtingesnės, metodikos darosi sudėtingesnės, informacinės technologijos žengia į priekį, taigi tam tikro pasiruošimo irgi reikia. Tai čia yra iki šiol diskusijos tarp to, ar gali būti interviuotojas apklausėjas, ar tą gali daryti bet kuris žmogus, studentas ir kas tik nenori. Tai aš vis dėlto būčiau linkęs, kad bent jau tam tikro mokymo tai reikėtų šitoj srity, bent jau tam tikras bazinės taisyklės, kaip apklausinėti žmonės, reikėtų žinoti. Kažkada su kolegom sudarinėjom sąrašą tipinių anketos sudarimo klaidų. Tai ten arti 100 buvom surašę su visais pavyzdžiais. Čia galvodamas, ką pateikti jums, kokius tokius, dažniausiai pasitaikančias klaidas akcentuoti, tai išskyriau tiesiog 6, kad jeigu kada nors sudarinėsite klausimynus ir bandysite apklausti ten savo tikslinės grupės atstovės ar kažką kitą, arba bent jau prašysit kokius nors kursinius darbus ir ten turėsite klausimynus parengti, tai iš šitos dalykus atkreipkime dėmesį. Pirmas dalykas, klausimai turi būti vienos dimensijos. Tai reiškia labai aiškiai klausimą apie vieną dalyką. Pavyzdžiui, ar likote patenkinti maisto ir aptarnavimo kokybę? Taip iš dalies ne, nelabai geras klausimas. Nes pavyzdžiui, jeigu maisto kokybė šiame restorane aš likau patenkinti, bet aptarnavimas buvo baisus, kaip man tada atsakyti šitą klausimą? Du dalykai suplakami į vieną. Dažnai pasitaiko anketose dviprasmiški klausimai. Irgi, pavyzdžiui, ar jūs turite sukūręs šeimą, tai dabar gyvenimas kartu yra šeima, vieniems tai yra šeima, kitiems ne šeima. Tai
taip kad vėl atsakymą gausite neaišku, ką žmogus turėjo, tas vadinamas vieno ir kito atsakymo variantą. Dažnai atsakymuose nepaliekame pasirinkimo galimybės, kaip pavyzdžiui, ar pritarėte teiginiui, kad tai yra ten vienas iš geriausių mano matytų filmų. Nu, gal ne vienas iš geriausių, bet vienas iš 3 geriausių. Tai kaip aš turiu atsakyti? Vėlgi, dažnai nepaliekama klausimuose, atsakymuose pasirinkimo variantą. Vykdant apklausas, svarbu, kad respondentas iš principo galėtų atsakinėti tam klausimus. Nes jeigu jis bus neįsitraukęs į kategoriją, tai jis ten fantazuos labai daug. Kaip pavyzdį, dažnai pasitaiko klausimai bankai, draudimo kompanijos, daro apklausas apie finansinį žmonių elgesį, arba finansinį namų ūkių elgesį, ir šeimoje klausia vieną žmogų. Pavyzdžiui, mano žmona sunkiai galėtų papasakoti apie tai, kokiamis bankinėmis paslaugomis naudojasi mūsų šeima, dėl to, kad aš už tai esu atsakingas. Tai aišku, jį prikurtų labai daug dalykų. Iš šiuo atveju reikėtų pasižiūrėti, ar iš tikrųjų respondentas yra pakankamai įsitraukęs į kategoriją, ar iš principo jis gali atsakyti šitos klausimus. Na, dar vis pasitaiko neiginių klausimus, juos reikėtų vengti, ir tarptautinių žodžių naudojimas. Kartais labai norisi atrodyti protingesnių, ypač kai traukia vieną ar kitą tarptautinį žodį, toks svorį atrodo, kad jau čia protingiau ir rimčiau atrodos. Realiai nieko gero. Lietuvoje ten yra apie 25% žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Labai dažnai mes apklausinėjame visai kitokius žmonės ir jiems mūsų kalba ir taip yra daug sudėtinga. Tai dar vienas ar kitas tarptautinis žodis, jis tiesiog gali išmušti žmogui pagrindą iš po kojų. Labai svarbus dalykas apklausinėjant respondentus yra apklausos laikas. Praėjus Kotrynai, 2 dienos po to, kai praėjo Kotrynos uraganas, amerikiečių buvo paklausta, ar jūs paaukojate nukentėjusiems nuo cunamio. Ir taip buvo 45%, kurie nurodė taip, praėjus 2 dienom. Po savaitės, po tokios apklausos buvo organizuota dar kartą tokia pati apklausa ir tada paaiškėjo, kad taip paaukojo jau tik 33% žmonių. Tai mintis aiškiai kokia yra. Kodėl taip yra? Jau čia psichologinė aspektai. Įvyko nelaimė, visi apie tai šneka, didelis burbulas, taigi yra skambutis į namus. Labą dieną, sociologai tokie skambino, noriu paklausti, ar girdėjot, kad buvo nelaimė, taip girdėjom, ar paaukojot? Ne, bet tuoj paaukosiu. Tokia mintis. Ir aišku, žmogus sako, taip, paaukoju. Praėjo savaitę laiko, atsiranda gyvenimas grįžta į savo vagas, nebėra prasmės meluoti arba dėl kažkokių kitokių priežasčių ir tas skaičius grįžta daugiau mažiau artimą realybę. Lietuvoje šitas dalykas irgi yra labai svarbus, aš turiu apklausų laikas, nes mes, pavyzdžiui, nerekomenduojame savo klientams vykdyti apklausų gruodžio mėnesį, nes tada visiškai pasimaišo lietuvaičiams pirkimo įpročiai, vertybės pasidaro visai kitokios, prioritetai sudėliojami kitaip, laiko sąnaudos visai kitokios ir taip toliau. Lygiai taip pat yra netinkamas ir po kalėdinis periodas, pavyzdžiui, sausio mėnesį, kai prasideda didžioji depresija, kai pinigų nėra, mokesčiai dideli, vėl rezultatai yra absoliučiai iškraipyti. Dėl to didelė dalimi atveju tam tikros studijos gruodžio, sausio mėnesį jos iš principo yra netinkamas. Dažnai netinkama yra ir vasaros periodas, nes tuo metu yra daug keliaujančių, ir jeigu užsirausite gerų oro klausinėsite žmonės, nuotaika pakeli, gausite puikius atsakymus. Bet jeigu pliaus lietus ir respondentus apklausinėsite Palangoj, galite gauti visai kitokius atsakymus. Taigi tuos dalykus, jie apklausos laiką taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Dar vienas įdomus dalykas, ką esame pastebėję, čia turbūt su informacinių technologijų high-techo produktais irgi yra susiję. Respondentai labai mėgsta meluoti, kai yra kalbama apie įvairius prekės ženklus. Tabako gamintojai yra labai seniai pastebėję, kad jeigu klausia žmonių, kokias cigaretės tu rūkai, tai ženkliai dažniau respondentai atsakinėjęs visokius Marlborius, Kentus ir taip toliau. Tai yra tas taip vadinamas premium segmentas, prabangios geros cigaretės.
Ir daug rečiau prisipažins, kad trūko ekonominės klasės. Dėl to jie netgi nebeorganizuoja tokių apklausų, kad klaustų, kokias cigaretės jūs rūkote. Paprastai tai yra daroma namuose, paklausimą, kokias cigaretės rūkote, ir tada sako, pakelį nešti. Ten yra fantastiškų dalykų, gali prisižiūrėti. Bet, tai yra labai normali praktika. Priešingų atveju tu niekada nesužinosite teisybės. Lygiai tas pats yra ir su ekonominiais prekių ženklais kitose srityse. Žmonės arba linkę neprisipažinti, kad perka, šitie, net nežinau, čia lietuviškai, private label parduotuvių turimi prekių ženklai, Optima, Cento ir ten tie visi panašus dalykai, arba neprisipažįsta, arba kad iš viso perka, arba ženkliai sumažina pirkimo dažnį. Tai yra, pavyzdžiui, iš 5 paskutinių pirkimų, jeigu bus pirkę kokius 4 arba visus 5, pasakys, kad pirko vieną kartą, tuo metu kitus prekinius ženklus pirko likusius 3 ar 4 kartus. Taigi, jeigu apklausas yra apie premium segmentą, žinomus prekės ženklus, geidžiamus prekės ženklus, tam tikras grėsmės iškyla, kad jie bus dažniau minimų taip pat. Prieš 2 metus kreipėsi į mane Nacionalinės geografijos atstovai ir paprašė padėti įvesti į Lietuvos rinką naują žurnalą National Geographic Kids. Ar matėte tokią? Nes jūs turbūt jo nebeskaito, o vaikų, kurie skaitytų, dar turbūt irgi nedaugiau turi. Labai ne jūsų amžius skaitų. Buvo pakankamai didelis iššūkis, nes jie mūsų paprašė pasakyti, paleisime į rinką šitą žurnalą, prašom pasakyti, koks yra rinkos potencialas. Problema buvo didelė ta, kad kitų šalių patirtis rodė labai skirtingus dalykus. Vienose šalyse šitas žurnalas ėjo fantastiškai. Kitose, kaip nesistengtų, kiek nereklamuotų, jo pardavimai yra labai maži ir nepatenkinti. Priežastys kokios? Niekas nežino. Taigi, pasiremti kitų šalių patirtimi, kaip ir nebuvo galimybės. Tada paprašiau, kad parengtų tą žurnalą man tokį, kaip jis iš tiesų atrodys. Tai yra, leidykla išvertė visus straipsnius, padarė spaudos darbus, visus dizainus, viską taip atspausdinant, kaip jis iš tiesų po to pasirodė pirmasis ar antrąjį numerį. Laikraščio kokybė, netgi kvapas, viskas buvo taip, jis turėjo parodyti. Bet čia yra tam tikras metodologinis aspektas, kad kai įvedi naują produktą, jeigu tu jį turi paruoštą ir rodai žmogui, klausia, ar pirksi, tai gausi tikslesnius atsakymus. Žmogus pasižiūri, pavarto ir gali pasakyti tikslesnį atsakymą. Bet tai yra labai brangus dalykas. Įsivaizduokit, sukuria gamykla produktą, jį pagamina, tada tu darai tyrimą, klausimas, ar pirksi. Ir jeigu sako, nepirks respondentai, tai vadinasi, visas tas procesas gamybos, pasiruošimo, dizaino ir taip toliau, jis eina šuniu uodegų. Ženkliai dažniau tyrimuose mes turime tokius konceptų testus. Kai dar tik tai yra papaišyta kažkokia idėja, trumpai aprašyta, angliškai gali susikurti su terminu storyboardai, kai tik tai dar pačios idėjos. Tada mes tyriame ir atrenkam kurią nors vieną iš tų geresnių ir blogesnių idėjų ir tada sakom, su šią idėją vystykit toliau, pagal ją kurti tą produktą. Tai šiuo atveju buvo Nacionalinė geografija turėjo galimybę ir atspausdino lietuviškai tuos leidinius, kuriuos mes parodėme tėvams. Tiesa, tėvams. Čia ne visai tėvams. Daug diskutavome apie tai, ką reikėtų klausinėti. Tai dabar čia ką reikėtų klausinėti? Tėvus, ar jie pirks savo vaikams? Ar 2, 3, 4 klasės vaikus, kurie skaitys šitą leidinį? Ir tuos kitus, bendrasmiškai. Bėda ta, kad vieniems reikia, bet pas kitus yra pinigai. Tai buvo tokia dilema. Ir buvo dalis apklausinėjimo vaikų, dalis buvo apklausinėjimo tėvų, dalis buvo apklausinėjami kartu. Buvo pakankamai sudėtinga metodologinė atrankos dalykai. Kokius rezultatus mes gavome? Kad tikslinė grupė pavarčiusi tą leidinį, pasakė, nerealu, fantastiška. Visi vertinimai buvo labai geri. Visiems labai patiko, visi ketino pirkti,
jeigu mes būtumėm atsižvelgę tik į vertinimus, tai maždaug turėjome prognozuoti apie 20 000 tiražų. Nu tai, nežinau, kiek esate susipažinę su tiražas, bet būtų milžiniškas tiražas, sprendžiant pagal rezultatus. Mes apklausime kelių šimtų žmonių, pasvėrus duomenys, žinant, kiek iš viso yra Lietuvoje, kokia dalis jį pirktų arba prenumeruotų, turėjome daryti prognozę apie 20 000. Tačiau, žinau, kad visi respondentai meluoja, ir tada pradėjom gaudyti, kurie iš jų tiesiog iš tiesų meluoja. Atsirado visa eilė tokių, kurie sakė, tikrai pirksiu, nu labai fainas, nu niekad nemačiau to. Tai mes paklausime, kokius dabar perkat leidinius? Dabar nieko neperkat. Tai kokia tikimybė, kad staigiai ims ir puls naują leidinį už 7 metus, jeigu jūs to nei flinto, nei kažkokių kitokių dalykų, savo vaikams nebuvo pirkti. Buvo visa eilė išskirta tokių patikrinimo elementų, kaip buvo 13 ar 14 lygmenų, ir mes vis pjaustam, šitie nepirks, šitie nepirks, šitie nepirks, šitie nepirks, šitie nepirks, šitie irgi neprenumeruos, taip toliau, kol galiausiai gavome, kad rinkos potencialas bent jau pirmų leidinių yra kažkur tarp 2 ir 4 tūkstančių per mėnesį visoje Lietuvoje. Ir žinokit, taip ir gavosi. Pirmą mėnesį buvo 3,2, po to 3,6, po to 4, daliau nebežinau. Tai ką norėjau pasakyti, kad tarp tokio aklo patikėjimo respondentais, kad jie pirks ir to, po to, kas realybėje pasirodo, skirtumas kartais gali būti ir 10 kartų. Tai finansiškai gali būti bankrotas daugeliui įmonių, norma tikrai milžiniški finansiniai nuostoliai. Norėjau parodyti, kad respondentai meluoja, bet tai nieko naujo. Prieš 100 metų prasidėjo apklausos, daugiau mažiau Amerikai prasidėjo jos, daugiau mažiau profesionalios. Iš karto iškilo ta problema, kad jie meluoja. Kaip pagauti? Tai yra keletas tokių triukų, kaip galima tą melą apklausose sumažinti. Pirmas dalykas, reikia nepamiršti, kad dalyvavimas apklausose yra labai savanoriškas procesas. Tai yra, jeigu žmogus atsisako dalyvauti apklausose, nedalyvauti, ir čiuožia. Paimsime kitą, nepakeičiamų nėra. Labai dažnai tyrėjai padaro klaidą, kad, užpildyk anketą, neturiu, būk žmogus, užtruks tik 10 minučių, tik 7 minutės, kai pavyzdžiui 20. Įkalbina tą žmogų. Tada, aišku, labai viskas atmestinai yra padaroma. Tai tokių atvejų reikėtų vengti, nenori žmogus, jis bus pakeistas kitu. Kitas dalykas, kas yra labai svarbus, tai tos pirmosios 6 ar 7 eilutės arba tas įvadinis tekstas, kurį mes pateikėme anketos. Tiesą pasakius, respondentus motyvuoja labai skirtingi dalykai, dėl ko dalyvauti. Vieniems dėl to, kad jie gauna pinigų, kitiems tiesiog reikia įsišnekėti, kitiems yra svarbu išgirsti nuomonę, kitiems pamatyti jų rezultatus, skirtingos auditorijos dalyvauja dėl skirtingų priežasčių. Tai dabar, pavyzdžiui, mes kartu su Vilniaus universiteto atstovybė vykdysim apklausą studentų ir praktiškai visų Vilniaus universiteto dėstytojų irgi sukome galvą, kokią čia tą motyvacinį viršelį įrašyti, kas motyvuotų studentus išreikšti savo nuomonę apie studijų kokybę ir lygiai taip pat, kasgi motyvuotų dėstytojus sudalyvauti mūsų apklausoje įvertinti Vilniaus universiteto veiklą. Pareigai, vis žiūrėsim, ar pasiteisins ar ne. Bet šiaip mokslininkai yra nustatę, kad patrauklus įvadas, jis gali pakankamai reikšmingai padidinti sutikusių dalyvauti skaičių, tame tarpe ir viso tyrimo kokybę. Dar vienas aspektas, kurio reikėtų vengti, labai dažnai mes turime tokias milžiniškas veiksnių sąrašus, kažkokių pasirinkimo kriterijų ir taip toliau, ir prašome respondentų pasirinkti vieną ar kelis galimus atsakymo variantus. Tai pirmas dalykas, psichologai pastebėjo, kad šiaip žmogus gali perskaityti 7 teiginius ir juos normaliai išranguoti. Visą kitą po to žmogus proto. O tai yra pakankamai sudėtinga. Mes nedarome šitą dalyką. Kitas dalykas, kad jeigu mes pateiksime tokius sąrašus, tai dažniausiai yra pažymami pirmi variantai ir tie, kurie pabaigoje, iki jų net yra nedaskaito. Tai tuo atveju, jeigu anketa nėra rotuojama, o rotacija atsakymai nėra rotuojama, tai reiškia, kad jeigu atsakymo variantas
mažmena, transportas, dieninė prekyba yra pabaigoje, tai pusėje anketų jie turėtų atitinkamai būti kažkur priekyje. Arba atsitiktinės atrankos būdu viskas ten vis maišoma. Tai jeigu tokios rotacijos nėra, mes irgi turėsime labai klaidingus atsakymus. Tai dažna problema yra ir internetinėse tyrimuose. Jei kažkas neaišku, arba kalbėti išneku, tai statykite. Dar vienas pavyzdys. Neseniai kaip tik pasirodė viena iš studijų, nežinau, matėte ar ne, buvo ir spaudoje apie Lietuvoje veikiančių įmonių reputaciją. Vat yra pateikiamos anketoje tokios lentelės, kurioje išvardinama visa eilė įmonių ir kitoje pusėje yra išvardinama visa eilė tam tikrų reputacijos aspektų arba įvaizdžio savybių. Ir klausimo, kiek tam tikra įmonė atitinka tam tikrą savybę. Kokia problema yra? Problema tokios lentelėse yra ta, kad mes klausimus galime užduoti žemyn. Tai yra klausti. Pakalbėkime apie įmonių skaidrumą. Kiek skaidri įmonė yra Lietuvos geležinkeliai? Vienas visiškai neskaidri, 5 labai skaidri. Kiek skaidri įmonė yra Seibankas, kitas ir taip toliau. Taip mes leidome visus tas 20 ar 30 įmonių, kurias tyrime, ir imame kitą savybę, trečią savybę, ir taip toliau. Galimas ir kitas variantas. Tai yra klausimas formuojamas, tai pakalbėkime apie Lietuvos geležinkelį. Kiek tinka šiai įmonei savybė, kad tai yra skaidri, kiek tinka, kad yra profesionali, kiek tinka, kad tai yra atsakinga socialiai ir taip toliau. Tai iš principo mes turime dvi, toje pačioje lentelėje, bet du skirtingus pildymo būdus. Pirmu atveju mes aiškiname, kokiamis savybėmis pasižymi įmonė, antru atveju mes klausime, kurios įmonės pasižymi tam tikrą savybę. Tai lentelė ta pati, rezultatai skirsis kaip diena ir naktis, priklausomai nuo to, kokį eiliškumą mes pasirinksime. Mintis aiški? Tai kuris variantas teisingas yra? Vienas būtų. Abu jie yra geri, tai klausimas yra, koks tyrimo tikslas iš tiesų. Ar mes norime palyginti įmonės tarpusavį, ar mes norime palyginti savybės tarpusavį. Tai čia tik tyrimo tikslo reikalas. Apklausos internetu labai populiarėjantis dalykas, kadangi jis yra pigus, vis daugiau žmonių naudojasi internetu. Ir tai yra sveikintina, nes labai daug tyrimų, tai yra viena iš tipinių tyrimų pavyzdžių. Amerikiečių kompanija Harris Interactive, tarp 10 didžiausių Amerikos rinkos tyrimų kompanijų, atliko studiją, kurios metu tuos pačius respondentus apklausė face-to-face, tiesioginio interviu būdu ir per internetą. Tai klausimas buvo, kaip dažnai lankotės bažnyčiai. Tai tuo atveju, kai buvo interviuotojai, 56% sakė, taip, kad dažnai lankausi, viskas gerai, atitinkamai 25% tik tai internetu. Ar aukojate labdarai, tai 67%, kai skambino telefonu arba buvo interviuotojas namuose, ir atitinkamai ženkliai mažiau, kai apklausa buvo internetu. Pavyzdžiui, klausimas apie azartinius žaidimus, ar žaidžiate, ar lošiate, tai interviuotojai neprisipažino, o apklausoje internetu prisipažino. Ar jeigu eksportuojate, tai interviuotojai gali, pasakysiu, žiūrėk privežti. Trumpai tariant, apklausos internetu jos yra geros tuo, kad galime išgauti nuoširdesnius atsakymus. Jautrioms temoms respondentai yra nuoširdesni. Kaip metodas, tai iš tikrųjų yra pakankamai geras dalykas. Kadangi tos apklausas internetu vis plečiasi, aš keletą dar tokių aspektų, kad jeigu kada susidursit, žinotumėt jūs. Kaip manot, žmogui yra reikalingas, naudingas riboflavinas? Čia Merilando universiteto profesūra paklausė irgi studentų. Reikalingas. Čia paprasčiausiai B grupės vitaminas, bet tiesą pasakius, tai jiems buvo visai neįdomu. Tai, ką jie padarė, jie ženklą žodį riboflavinas patalpino skirtingose vietose. Ir tai, kas paaiškėjo, kad tais atvejais,
kai užrašas buvo padedamas internetinio puslapio viršuje, ženkliai dažniau studentai sakė, kad taip, ribofobijos reikalingas žmogaus organizmui. Ir tais atvejais, kai jis buvo patalpinamas apačioje, šitoje vietoje, kur GSI ir panašiai, statistiškai reikšmingai dažniau, studentai sakydavo, kad ne, matyt, nereikalingas. Trumpai tariant, netgi internetinėse apklausose prekės ženklų, logotipo ar kažkieno vieta gali lemti tai, kokie yra jo vertinimai. Aiškintis? Dar viena apklausa internetinėse apklausose, dar vienas pavyzdys. Kažkoks tai klausimas netaip svarbu, tipinis atsakymo variantas, kaip kažką tai vertinate, puikiai, labai gerai, vidutiniškai, blogai ir taip toliau. Jeigu mes vizualiai paliksime tokį atsakymo variantą, mes pakankamai dažnai turėsime tokių vertinimų. Bet mums pakanka nubrėžti brūkšnį apačioje, dizainą pakeičiant paketus. Pirmas buvo toks lakas, tai jeigu mes tik nubrauktumėm, nenoriu atsakyti, nežinau atsakymus, skalė pasikeičia ir atsakymo variantai iš karto pasistumia truputėlį į viršų. Čia prieš tai aš kalbėjau apie japonus, kurie mėgsta labai tos centrinius atsakymus. Visos šalys mėgsta. Ypač kai yra anketos didelės, tai tada labai dažnai tie viduriniai atsakymai metami per vidurį maždaug. Tai tuo atveju užtenka pakeisti tik tai nedaug dizaino ir tyrimus pusius galime turėti kitaip. Natūralu, nes čia matome, skalė tada gaunasi 7. Ir čia yra viduriniai variantai, tuo tarpu nubrėžę šitą mes jau turėsime kitur vidutinius atsakymus. Ir tokie smulkmenai gali vėl mums lemti kitus atsakymo variantus. Ir mums pabaigti. Internetiniuose tyrimuose yra labai svarbu po kiekvieno klausimo, bent jau šiuo metu visą laiką, po kiekvieno klausimo palikti tuščią vietą ir rašyti savo komentarus. Kartais net tokie primityvūs klausimai, tai koks jūsų gimtasis miestas, jis sukelia tam tikrą neiškumą respondentą. Tai gimtasis miestas dabar čia mano Vilnius, ar ten tas kaimas, kur aš gyvenau, ar ten, kur buvo ištremti tėvai, ar... Žodžiu, ar teko susidurti, girdėti kam nors apie internetinius penerius? Neteko dalyvauti patiems. Populiarėja tokios apklausos, kai žmonės yra užverbuojami į apklausas nuolatinės apklausas. Tai yra su jais sudaromas tam tikros sutartis ir po to yra siuntinėjami jiems pakvietimai dalyvauti apklausose. Tai 10, 20, 50, 100 tūkstančių žmonių, pavyzdžiui, Lietuvoje yra kelios kompanijos, kurios turi po 20-30 tūkstančių visoje Lietuvoje tokių žmonių ir jau ten yra apie juos išimta iš anksto informacija ir kai ateina laikas daryti kažkokią apklausą, jiems tiesiog yra nusiunčiamas pakvietimas prisijungti prie interneto svetainės ir užpildyti anketą. Tai tyrėjai irgi pastebėjo, kad tokiuose apklausose, jeigu paliksi, o anketos pabaigoje atsakymo variantas jūsų lytis, demografiniai klausimai, kaip būna lytis, tai būtina palikti ir kažką dar kitą. Nes labai dažnai respondentai internetu pildo keliese. Tai tuo atveju jūs paliksite atsakymo variantą, kad pildė vyras arba moteris, tai priversite tam tikrą dalį žmonių, vienaip ar kitaip jums meluoti, nepalikdami opcijos pasakyti, kad mes pildėme apklausą keliese. Dar vienas nedidelis triukas. Jeigu norite gauti išsamesnius atsakymus į atvirą klausimą, palikite daugiau vietų. Tarp tokios formuluotės ir tokios skirtumas yra maždaug 30%. Jeigu jūs užduodate klausimą jūsų pastabos pasiūlymai dėl studijų kokybės, tai bus parašyta 100 žodžių. Jeigu, ar net 100 simbolių, jeigu jūs paliksite visą puslapį, tai prirašys maždaug 130. 30% daugiau teksto yra prirašoma, jeigu yra paliekama daugiau erdvės. Na, čia yra tas psichologinis jausmas, tokia nemalonu palikti visiškai tuščią lapą. Arba labai šlikščiai atrodo tos 2 eilutės visame puslapį, tada kažką bandai vis tiek kažkaip susukti iš padėties. Bet tyrėjams tai yra geras dalykas. Mums tai nieko nekainuoja. Tai praplėsti, tai yra patraukų žemyn padaryti visą puslapį.
O išsamumas į atsakymą variantus dėl tokios smulkmenos jau gaunasi ženkliai didesnis. Čia kiek sudėtingesnis dalykas, nežinau, gal trumpai perėsiu. Kai būna labai jautrus klausimas, labai jautrios temos, pavyzdžiui, kaip dažnai mušate savo vaikus, smurtaujate šeimoje, vartojate narkotikus, padarėte finansinius nusikaltimus ir taip toliau. Jeigu šiaip paklausite žmogaus, pavyzdžiui, taip, ar vengite mokesčių paskutinius pusę metų, jis bus linkęs meluoti arba nesutikti, nepritarti teiginius, sakys, kad ne. Bet psichologas sako, jeigu jūs taip nedrįsite tos teiginius, neklausite kiekvieno to teiginio, bet pasakys, išvardysite teiginius ir po to paklausite, o keliems iš šių teiginių jūs pritarite. Trumpai tariant. Pirmas teiginys yra, aš nuolat smurtauju šeimoje, aš nemoku mokesčių, aš ten valausi dantis tik kartą per dieną ir aš turiu dar kamus tokį blogą. Tai mes neklausime, kad pritartų kiekvienam, bet sakome, perskaityti šitos teiginius, mums visiškai nesvarbu, kaip jūs juos atsakote. Jūs tik apačioje nurodykite, keliems iš šių teiginių jūs pritarėte, keliems tinka. Mes kaip ir nežinosime, ar tu smurtauji šeimoje, ar tu nesivalai dantų. Bet mes žinosime tik tai keliems žmogus pritarė. Ir yra kontrolinė grupė, lygiai tokie patys, kurie turi tos pačius teiginius, bet yra papildomai įdomas dar vienas teiginys. Tas, kuris mus domina. Pavyzdžiui, jautrus teiginys, ar vengiate koks nors, kas čia gali būti su mūsų temų susiję. Nežinau, pavyzdžiui, ar įsigysite, kad mūsų tą naują, tikrai įsigysiu naują ten kažkokį produktą. Tai ką daro matematika? Jeigu vidutiniškai pritarė pirmoje grupėje, pavyzdžiui, 2,5 teiginio, kita grupė, identiška grupė pritarė 2,9 teiginiams, tai mes galime pasakyti, kad skirtumas yra 0,4 arba kad 40% visų apklaustųjų pritarė mūsų kontroliniam teiginiui. Aiškinantis? Tai mums nereikia klausti kiekvieno. Dvi vienodos grupės, vieniems 4 teiginiai, kitiems tie patys 4 plus 1. Pasižiūrėję, koks yra skirtumas vidurkio, mes galime išvesti, koks yra numatomo reiškinio paplitimas visuomenėje. Tokiu būdu, kai yra labai jautrus klausimai, galime labai neblogai išsiaiškinti. Aišku, problema yra tada, kad čia yra dvigubi tyrimo kaštai. Tai yra dvi identiškos grupės. Jeigu viena 1000 ir kita 1000 su tom pačiom atrankom, kvotom, įvairių parametrų kontroliavimą. Einant į pabaigą, man labai patinka šitas autorius, Denvario. Jis pateikė keletą tokių, šiaip daug rekomendacijų, daug studijavo melą tyrimuose, respondentų elgesį. Pasiūlė keletą dalykų, kaip išvengti, kaip minimizuoti meluojančių skaičių. Tai pirmas dalykas, aišku, reikia didinti anonimiškumą, tai yra visai garantuoti, kad jūsų vardas pavardė niekaip nebus siejamas su anketos rezultatais ir taikyti kuo daugiau įvairių projekcinių technikų arba net tiesioginių klausimų. Pavyzdžiui, reiktų klausti ne ar, jeigu aš norėčiau sužinoti tikrąją nuomonę apie paskaitą, aš turėčiau klausti jūsų ne kaip jūs vertinate lektorių, paklausti, kaip jūs manote, kaip auditorija buvusi šitoje paskaitoje vertina. Net nuo asmenį. Kaip tokie žmonės kaip jūs vertina kažką kitą, o nesmeniškai klausti. Antras dalykas yra tam kontraktas. Tai Den sako, kad net jeigu mes nesimsime jokių priemonių, su respondentu būtų gerai aptarti tam tikras žaidimo taisyklės, tam tikras sąlygas. Čia yra kaip pavyzdys, net jeigu ateistas padeda ranką ant Biblijos, jis vis tiek linkęs teisme vairuoti šiek tiek mažiau. Tai lygiai taip pat reiktų paaiškinti, kad tai yra labai svarbus dalykas. Mes elgiamės taip ir taip, o jūsų pareiga iš tiesų yra atsakyti teisingai į tam tikrus klausimus. Dar viena rekomendacija, kurią aš atrinku irgi jums, tai yra personalizacija. Tai yra, jeigu tyrimus atlieka Rinkos tyrimų centras, Nilsenas, Baltijos tyrimai, Vilmorus ar kas nors kita, tai yra vienas dalykas.
bet jeigu jūs pristatysite, kad tyrimus atlieka Edmundas, Rūta, Nijolė, Petras ir dar kažkas, kurie yra šitoje komandai, tyrėjų komandai, tyrimo rezultatai visą laiką bus sąžiningesni. Ir galiausiai sąžiningumo paternai, tai yra dar vienas dalykas, respondentui tiesiog reikia dažnai parodyti teisingus anketo pildymo variantus. Tai yra, kaip turi atrodyti, kiek laiko reikia sugaišti skaitant vienus ar kitus klausimus, kur neskubėti, kaip yra pereinama nuo vieno klausimų bloko prie kitą ir panašiai. Reikėtų paaiškinti tam tikras žaidimo taisyklės. Ir paskutinis dalykas, kurį dar norėjau šiandien pasakyti, tai amžinai visose auditorijose ir darbe kasdieną susiduriu su šito klausimu, nes labai finansiškai sunkus klausimas, tai yra kiek respondentų reikia apklausti, kad tyrimo duomenys būtų patikimi. Gal kas gali atsakyti? Visus. Brangoka būtų 3 milijonus. Kiek fiziškai yra klausimų Lietuvoje? Koks tūkstantis ar užtenka? Ne, tai gal priklauso nuo produkto ir kartais nereikia, bet nežinau, kaip tai vis. Iš skirtingų socialinių grupių. Bet nebūtinai tau reikia, jeigu tu brangų produktą, tai socialinius nereikia. Socialiniai, dirbantis, nedirbantis, iš visų kaštų po kokį 100 ir susigarytus. Ne. Jo, šiaip tai bėda tame, kad nėra tokio tiesiogiai atsakymų, ir kaip baisybėsi statistinių paklaidų lentelė, kurią, manau, jūs tiek studijuosit, žinosit, yra universali Lietuva ir visam pasauliu. Iš pradžio atrodo baisybė, šiaip pakankamai paprastai. Čia yra atrankos dydis, tai yra kiek mes žmonių apklausime. Apklausime 100, 500, 1000. Bet šalia yra atsakymų variantai. Tai yra 50% respondentų atsakė, kad taip pirksiu. 60% atsakė, kad taip pirksiu, 95% atsakė, taip pirksiu. Bet turime tokią lentelę. Priklausomai nuo šitų dviejų dydžių egzistuoja toks dalykas kaip statistinė paklaida. Ir jeigu mes apklausime 100 žmonių ir 50 iš jų atsakys, kad taip, aš pirksiu jūsų naują produktą, tai tikroji reikšmė yra 50% plus minus 9,8. Tai grubiai tarp 40 ir 60%. Pagavote? Jeigu apklausiu 100 žmonių, paklaida 50% atsako taip, paklaida yra plus minus 9,8. Jeigu 90% žmonių, čia 90% žmonių atsako, ta paklaida, aišku, mažėja. Tai pasidaro 90% plus minus 5,9. Tai paklaidos mažėja į tą pusę ir atitinkamai paklaidos mažėja, kuo daugiau žmonių apklausia. Dėl to, kaip pastebėjot, kad labai dažnai visuomenės nuomonės tyrimuose, tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, tiek nors kitur, yra naudojami apie 1000 respondentų imtis. Tai yra daroma dėl to, kad po to paklaida, žiūrėkit, tarp 1000 ir 2000 apklaustųjų, paklaida yra vos 1%. Tuo tarpu tarp 1000 ir kokių nors 500 yra 1,5%, dar mažiau dar didesnė. Nuo to 1000, nuo 800 paklaidos pradeda mažėti labai iš lėto. Dėl to, jeigu mes imti didinsim 3 ar 4 kartus, 3000 ir 5000, kaštai atitinkamai didėja 3 ar 5 kartus, bet duomenų patikimumas didėja labai neženkliai. Dėl to daugiau mažiau yra nusistovėjusi praktika, mažiau yra apsiriboti tokio dydžio imtimis. Bet iš principo reikėtų užduoti klausimą. Čia yra tas pavyzdys, ką aš sakiau, kad jeigu mes apklausime 100 respondentų, tai apklaus ir 50% pasakys, kad taip, paklaida yra tokia, atitinkamai 1000 ir 3000. Tai, kaip mes organizuojame su kolegomis, kai organizuojame tyrimo visą procesą ir bandome nustatyti imtį, tai mes prognozuojame, o kokie bus atsakymų pasiskirstamai ir tik tai remiantis tuo bandome nustatyti imtį. Ką aš priminiu? Pavyzdžiui, įvedant į rinką naują produktą,
aš tikiuosi, kad, pavyzdžiui, maždaug 10% pirks, arba, tarkim, leidinys, 10% rimtai. Jeigu aš apklausiu 100 žmonių ir aš žinau, kad 10% pirks, tai paklaida yra, kiek ten buvo, 5, prieš 100. Tai tikroji reikšmė, 10% perka, tikroji reikšmė yra tarp 4,1 ir 15,9. Tai vat kažkiek tai žmonių tarp 4% ir 16% iš tikrųjų pirks. Ką tai reiškia? Realiai, tai jeigu 4% yra kažkiek tais žmonių, jeigu 15, tai yra 3,8 karto daugiau. Apsirikimas, va šitie procentai išvertus kiek neišraiška galvomis arba pinigais, skirtumas gali būti beveik 4 kartus. Dėl to klausiu 100 žmonių. Aš pasakyčiau, ar tokie rezultatai jums tiks, ar jūs galėsite priimti tam tikrus marketingo sprendimus, įvesti produktą, neįvesti, plėsti, neplėsti, atsižvelgdami į tai, kad vartotojų skaičius bus tarp 4 ir 16% arba net 4 kartus skirtus. Ir atitinkamai, jeigu mes, pavyzdžiui, klausim 1000 respondentų, tai tikroji reikšmė bus tarp 8 ir 11%. Paklaidos ribos pasidaro ženkliai mažesnės. Tai va, tokiu būdu yra prognozuojama, kokie bus atsakymo variantai ir tada žiūrima, ar ta imtis yra daugiau mažiau pakankama, ar nepakankama. Ar daugiau mažiau aišku apie šitą dalyką. Kad nieks nebūtų, nes vadovėliuose yra parašyta, kad reikia apklausti 1000 žmonių, labai daug skaičiaus, kaip mes sakome. Tai žinokit, netiesa. Kiekvieną kartą reikia žiūrėti, ar tyrimo rezultatai bus pakankamai patikimi, kad galėtume priimti marketingo sprendimus. Tai tiek norėjau pasakyti šiandien jums, jeigu po to dar kažkokių klausimų, ar daugiau klausimų, tai galim užduoti. Klausimų nebus? Galbūt organizatoriai kažkokių klausimų turit? Turim, o būtų galima nors skaičių. Tai kažkaip susigalvoti tau. Gerai, tada aš galėsiu su jums dalyje persiųsti. Kartu jūs dar užsifilmuotą medžiagą galėsite daryti. Tai dabar norėčiau jums labai padėkoti už labai įdomų seminarą ir labai įdomus tikrai pavyzdžius.